Aš jau šiandien padariau feilą. Aš iš Kauno ir stoviu čia, kai Kauno Žalgiris žaidžia namuose. Šįkart profesinis feilas. Aš daug metų nekenčiau HR-o. Ar yra kas nors, kas jūsų įmonėse versluose nekenčia HR-o? Nuspėju, yra. Ir šitas HR atsiradimas yra susijęs su rankinuko istorija. Kuom tai susiję, galim pasižiūrėti sekundėlę. Kolega prieš 5 metus pasiūlė, kad mūsų įmonė jau pakankamai užaugo, kad mums reikia HR-o. Aš įmonėje vadovauju nuo įsteigimo, 20 metų įmonė augo nuo 2 žmonių, atsirado 3, 4 ir visus žmonės pažįsti. Ir tai tampa šeima. Nu, kažkas išeina, bet tie, kurie lieka, vis tiek tai yra šeima, aš visus pažįstu ir dar turiu tokią teoriją, kad HR-as tik tai silpniem vadovom. Tai kolegai sakau, žinai ką, griežtas, ne? Kol mano rankų pirštai pasiekia mano žmonės, tol aš esu pats HR-as ir pats geriausiai pažįstu visus. Ką ateis HR-as? Plus dar mes labai ypatingi, mes traktoristai, mes tokie visai kitokie, ten pas mus rock'n'rollas, ten geležis, technika. Ir man siūlo padaryti profesinės sąjungas įmonėje kažkokias. Aš taip suprantu HR-ą. Jis ateina, tada atsiranda kažkokie sąrašai socialinių garantijų, sveikatos draudimų, kažkokių tai papildomų veiklų, visa tai kainuoja. Nu, iš principo, kam to reikia. Tada dar apsikabinkim, draugaukim, piragų dienos, o mes vyrų kolektyvas. Ne mano tema visiškai. Maždaug aš taip reaguoju tą HR temą ir esu savo laivo kapitonas, patenkintas, kolektyvas suburtas, važiuojam čia per verslo vandenis ir net nepajauti, kaip papuolė į tą Titaniko istoriją, kai jau tas laivas kažkur krypsta, jauti, kad kažkas ne taip, nepagauni. Tarp krypt pradėjo tada, kai kolektyve atsirado daugiau damų. Sorry, damos, ne dėl to, kad dėl jūsų, bet kai pratė būti dėdų kompanija, tokie geležiniai, toks naujas prieskonis, kuo jų daugiau, tuo daugiau atsiranda visokių pasikalbėjimų virtuvėliai, kur nebesuprantu. Ir bandai supranti, tai kas čia vyksta. Ir čia prieš kokius 4 metus daviau savo damom suorganizuoti įmonės vakarėlį vasaros laive. Jos pačios sugalvojo, daro visą programą ir chebra, pasakykit savo HR-am ir jeigu čia HR-ų yra, niekada nedarykite jokių įmonės švenčių laivuose. Plaukiam iš Birštono į Kauną ir specifika ta, kad kelionė 4 valandos, kol autobusas atvežė kolektyvą iki Birštono, jau visi gerai apsirinkodarinė taip stipriai. Ir aš nusprendžiau tą dieną, kadangi jaučiu, kad tas mano Titanikas toksai kažkur tai krypsta, man nebūdinga, bet nusprendžiau negerti nė lašo. Atsistoti iš šono ir žiūrėti, kaip čia kas vyksta pas mus. Pradžia tokia. Viskas faina. Čia mano chebra. Vakarėlis po truputėlį įsisiubuoja, viskas faina, bet dar kartelį laivas yra uždara erdvė ir jisai niekur nesustoja. Ir iš jo neišlipsi, kada nori. Tau linksma, nelinksma, tu turėjau ten atbūti tas 4 valandas iki Kauno Pažaislio vienuolyno, iki doko. Ir vakarėlis po truputį įsisiubuoja. Čia žinot, mes kauniečiai. Ir nutinka toksai, aš žiūriu ir nebesuprantu, ta prasme, čia ne mano chebra, ta prasme. Tie, kas turėjo prižiūrėti visą eigą, jos neprižiūri, visi išsitaškė, pas visus. Ir atsiveria akis, kad kažkas tikrai ne taip. O toliau, kas vyksta, tai įvykio eiga buvo šokiruojanti. Nutinka rankinuko istorija. Kai ten visi šokinėja laive, kelios damos, tarkim, kultūringai stovi nuošalėje su savo vyrais, draugais
Ir ta hebra, kur šokinėja, jie net, žinai, laivas. Opa užgriūna ant tų damų ir 2 rankinukai nučiuožia į Kauno marias. Damos, ką turi šiandien rankinukuose? Viską. Ir buvo ten norinčių šokti per bortą, bet jau ten absurdas. Ir rankinuko istorija turėjo daug pasiekmių. Kadangi tai yra drama, vis tiek ten yra mašinos raktai, piniginė, kosmetinė, whatever, visokių dalykų, ta prasme, ir pas rankinukas galų gale yra vertybė. Tai įmonės kyla į 2 dalis. Tie, kur kuris įsiubavę buvo, tai matė situaciją vienaip, tie, kurie stovėjo šalia tų rankinukų, matė situaciją kitaip. Ir tu daryk, ką nori, jau vakarėlis kilo, prasidėjo 2 stovyklos, kas ten ką matė. Na ką, aš kadangi įmonės vadovas ir man HR nereikia, aš pradedu savo tyrimą, kaip čia ką išspręsti, kad čia visi būtų laimingi, kas čia dėl ko kaltas ar nekaltas, kaip čia viską išrutuliuoti. Ir tyrimo metu pamatau, kad aš mačiau tik tai Lietkalnio viršūnę, kad ta prasme yra įmonėje labai blogai su tam tikrų grupių santykiais. Atsiradę naujų, ypatingai iš naujų žmonių, kurie atėjo, atsiradę naujų grupių, kurios neįsintegruoja pas senius, seniai gal nepriima, įvairių priežasčių gali būti. Ir tas mano Titanikas griūna. Na ir turiu bėdą. Mąstau, ką daryti, vis dar priešinausi, kad man reikia HR. Mąstau apie tą personalą, kaip čia viską sulipdyti, kaip visus sutaikyti, kad viskas baigtųsi gražiuoju. Nu ką, Eva įdėjo skelbimą, ieškome HR. Tos mano paieškos buvo pakankamai trumpos, keli darbo pokalbiai, galiausiai viena rekomendacija, pasiūlė žmogų ir aš jį radau. Visa įmonė, kadangi jautė įtampą, jie laukia šito žmogaus ateimo, nes mato, kad aš nebesusitvarkau, žodžiu, reikia kažkokio gelbėtojo. Tarp kito specialiai dėjau Bakenono, ne Pamela Anderson, nes mes priėmėm moterį į HR, tai labai seksistiškai atrodytų, jeigu čia būtų dabar Pamela Anderson. Ir sėdė mūsų vikingai visi ir laukiam, parodyk, kaip jinai atrodys. Visi išsišiepint, iki galo, mūsų va čia, praktiškai čia mūsų kultūra kolektyvo parodyta. Ir ateina HR-as, pasiraitojęs rankovės, dabar darys čia pas mus tvarką, turėjom pokalbių, išgirdo, kaip čia kas turbūt ne taip, daug kas gerai, bet supranta, kad ateina į vyrų kolektyvą. Buvo moterų, bet iš principo vyriška. Ir pradeda, mūsų organizaciją paversti tą geriečių, besišypsančių, pūkuotų, vyrukų ir mergaičių hebra. Tarp kitko, tuo metu, kai jinai pasiraitojo rankovės, tai iš tikrųjų krito daug žmonių. Ne tai, kad daug, ta prasme, ne 10-dalis, bet keli žmonės krito, nes išlindo pūliniai, kurie iš tikrųjų ir buvo kalti dėl rankinukų istorijos, bet dėl to suskaldimo kolektyvo po rankinukų istorijos. Po kelių mėnesių HR-as yra vienas, tarp mūsų sėdi čia ir HR-as, jis dabar atrodo taip. Pilnai integravosi į mūsų kultūrą, kultūriškai pritapo, vieni kitus pamilom. Ir tai yra ir feilas, ir ne feilas, labiau feilas, kad aš ne Žalgirio arenoj, bet iš principo tai buvo mano pamoka, kad kai auga įmonė, tu bandau lietuvių kalboje viską teisingai pasakyti, norėjau sakyti ant tiek. Iki tiek pažįsti viską, kad kartais prasileidė elementarius dalykus, kad kartais tau iš tikrųjų reikia pagalbos, o vyrui dar pripažinti vadovui, kad man reikia pagalbos personalę, kurį aš visą pažįstu, yra toks challenge'as. Ir ką mes turim šiandien? Man čia yra tobuliausias HR-as, tarp kitko. Jeigu žiūrėt kas nors Game of Thrones, tai čia yra tobuliausias HR-as, kuris sugebėjo karalystės HR-inti.
Ir žiūriu, kad aš tai stebuklingai, Simona, nuostabus esu. 10 minučių. Tai va tokia istorija.